Sveiki, sveiki. Kaip jūs laikotės? Kaip jums sekasi? Taip norėtųsi kartu su jumis pabendrauti, pasikalbėti, turėti tą atgalinį ryšį. Juk tai yra svarbu. Šiandieną noriu pakalbėti tokia gana sudėtinga tema. Dievas, dvasia man tą temą vis siūlo ir siūlo, aš vis bėgu ir bėgu nuo tos temos, nes jinai sunki. jinai sudėtinga, jinai yra apie nuodėmę, turbūt reiktų pasakyti. Man tiesiog yra duodami keli impulsai, ką aš turėčiau pasakyti, aš pabandysiu pasakyti, o kokia tema bus, žiūrėsim pačioj pabaigoje, kas čia bus. Jeigu aš surenku žodį nuodėmė Biblijoje, tai mums išmeta labai paprastus dalykus. Pačiu pirmu punktu, kas moka daryti gerą, bet nedaro, tas nusideda. Ir vienas didžiausių tokių paklydimų tai yra, kai žmogus gali daryti gerą ir ypač nori daryti gerą ir širdis skatina daryti gerą, bet daro blogą. Kitas dalykas, pavyzdžiui, iš laiško Romiečiams, ta ištrauka buvo iš Jokūbo laiško, o dabar, pavyzdžiui, iš laiško Romiečiams 3 skyriaus 23 eilutė. Mes visi nusidėjome ir visi stokojame Dievo šlovės. Mes visi stokojame Dievo šlovės, Dievo tą trūkumą, visi išgyvename. Ir būtent dėl to Dievo trūkumo, dėl to kažkokio nepritekliaus dvasinio, mes nuolat jaučiam, nuolatinis kažkoks ilgesys, troškulys yra. Ir labai gaila, kai žmonės tą dvasinį alkį, dvasinį ilgesį pirmiausia sutapatina su kažkokiu tai, tuo pasaulietiniu gyvenimu, su materialiniu turtu ar gerbuvio ar dar kažkuo tai. Ir tada ima vaikytis ne tų dalykų. Ir žinoma, labai stiprus yra iš Morkaus Evangelijos 7 skyriaus pasakymas, kad žmogų suteršia tik tai, kas išeina iš žmogaus širdies. Labai stiprios eilutės iš tikrųjų yra apie tai, kad žinoma, mus gali suteršti ir, atrodytų blogi draugai, aplinka, dar kas nors, bet prieš tai mes pasirinkome tą blogą aplinką, pasirinkome kažkokią tai blogą įtaką, blogus sprendimus. Ir kai aš dirbau, iš pradžių savanoriavau, o paskui prieš COVID dar dirbau Karito benamių dienos centre, tai kai išklausydavau daugybės jau, galima sakyti, dugną pasiekusių žmonių istorijas, aš suprasdavau, kad didžiausia jų gyvenimo klaida tai buvo kažkoks netinkamas tas pasirinkimas dar prieš įvykstant tam tikriems, tiems lemtingiems jų gyvenimo įvykiams. Reiškia, žmogus apsisprendžia pats laisva valia, prieš tai yra gundomas. Sakykime, žmogus nori praturtėti. Tai vos tik tai piktasis, vos tik tai tos tamsiosios jėgos pajunta, kad tai žmogaus silpnoji vieta, iškart duoda įvairių gražių paveiksliukų, kaip aš sakau, tokių gundimų. Tai kažkokius labai turtingus draugus, tai labai gražią moterį, kuri ten skatina irgi turtams. Dar visokių gundimų ir tada žmogus pasiduoda tam labai dideliam troškimui greitai praturtėti ir tas noras praturtėti labai dažnai nuveda klystkeliais ir kai kuriuos net iki nusikaltimų ir kitų blogų dalykų. Lygiai tas pats bet kokia kita tokia, ydinga svajonė, ydinga, aš turiu omeny tą prasme, kad jinai neplaukia iš širdies, neteina iš tos ramybės, o tokia staiga uždeganti, stipri, tarsi neduodanti ramybės, atimanti sveiką protą, tarsi toks troškimas, kuris nebeleidžia žmogui ramiai gyventi, ramiai žiūrėti į save, į aplinką, o veda tam tikrais klystkeliais po to. Tai tas pats santykiuose yra, kai, tarkim, žmogus turi šeimą, viskas šeimoje yra gerai, bet staiga, širdis užsigeidžia kažko naujo ir viskas, ir šeima palikta,
ir lekiama paskui kažkokią tai naują paveiksliuką, o kartais būna, kad tas paveiksliukas tik tai iliuzija. Mėlieji, aš nekalbu apie tos atvejus, kai yra blogai tam tikrose situacijose ir kai reikia iš jų išeiti. Tai čia visai kitas atvejis. Čia visai kita tema, kai jeigu yra blogai santykiuose, jeigu yra blogai su pinigais ir iš to reikia išeiti ir dirbti, visai kita kryptimi, bet irgi dvasinė kryptimi. Nes jeigu dirbam, susitvarkom dvasinius dalykus, susitvarko ir finansai, ir santykiai, ir visa kita, ir sveikata kažkiek tai. Tai čia kita tema. Čia aš kalbu apie tai, kad žmonės labai dažnai pagauti tam tikro azarto, troškimo, greitai praturtėti, turėti kažkokius ypatingai nuostabius tokius santykius, kurie tiktų žurnalo viršeliui. Tai va to vėjami žmonės labai dažnai padaro daug klaidų. Kitas dalykas, yra toks, tai kai su benamiais, atsimenu, nuvažiavom į Paberžę, į tėvo Stanislovo tą tokią gana šventą erdvę, sakyčiau. Tėvo Stanislovo paskutinių gyvenimo metų, mėnesių, toks kaip moto, buvo nesusitapatinti su skausmu. Ir paskui mes su žmonėmis iš benamių dienos centro kalbėjomės rate, kaip svarbu nesusitapatinti su nuodėme, su blogu dalyku. Vadinasi, mes galime įveikti nuodėmę, pirmiausia, nesusitapatindami su ja. Nes ko nori piktasis, ko nori tamsybės, tai mus įveikti, nugalėti ir pasigrobti tarsi tą mūsų sielą. Ir galbūt tai jums skamba šiek tiek, hiperbolizuotai, gal atrodo juokingai, bet būtent benamiai tie, sakykime, žmonės, kurie, daug ko gyvenime netekę dėl savo klaidų, jie labai realiai kalba apie demonus. Jie iš tikrųjų kalba apie tamses jėgas ir apie tai, kad būtent jie, tarkim, įvairiose tam tikrose, sudėtingose situacijose realiai yra susidūrė akis į akį su tamsybių jėgomis. Ir iš tikrųjų jie liudijo, kad tas sandoris, tarsi tas sudarytas kažkada tai, sutikimas su tamsybių jėgomis, kabutėse bendradarbiauti, leidimas savo susitapatinti su ta nuodėme dėl turto troškimo, dėl kažko tai, dėl malonumų troškimo. Labai tos nuodėmės banalios, visų nuodėmės labai banalios, malonumai, turtas, gražūs partneriai, viliojantys santykiai, dideli turtingi namai, o iki to reikia nueiti daug kelio nužygiuoti, daug ką nuveikti ir pirmiausia dvasiniai srity. O piktasis gundo čia ir dabar iš karto. Ir jeigu yra sudaromas tam tikras tas sanderis, pirma klaida, antra klaida, trečia klaida, ir visada atsiranda tada vis daugiau tų gundimų, vis daugiau išmėginimų. Tai žmonės ir liudijo, kad iš tikrųjų vienas blogiausių dalykų ir sudėtingiausių paskui yra įveikti, tai atskirti nuo savęs tą nuodėmę, kad aš nesu mano nusikaltimas, aš galiu pasikeisti, aš esu tas Dievo žmogus. Ir patikėkit, su kuo aš bekalbėjau, su žmonėmis, kurie yra padarę patys baisiausius nusikaltimus gyvenime, visuose tebėra gyva Dievo dalelė, visuose tebėra galimybė pasikeisti, visuose yra ta šviesos kibirkštis, dėja žmonės nebetiki. Dėl ko yra toks žodis stiprus tikėk? Dėl to, kad žmonės susitapatinę su nuodėme nebetiki, kad jie gali pasikeisti, nebetiki, kad jie gali išeiti iš tos matricos, kad gali kažką pakeisti. Nes tarsi jėgos atimtos, jėgos per silpnos, jos tarsi iš tikrųjų užvaldo tos tamsybės, kurios, iš tikrųjų yra tik smėlio pilis, bet kai jos tampa įpročiais ir perima žmogaus charakterį, perima žmogaus gyvenimo būdą, perima žmogaus mąstyseną, kai žmogus su tuo susitapatina,
įveikti yra be galo sunku. Todėl, kai aš sakau, kad blogis yra tuščia viduris ir jį įveikti yra labai lengva, tai yra lengva iki tol, kol mes su blogiu nesusitapatinam, nesudarom jokių sandėrių. Nesam tie žmonės, kurie leidžiasi suviliojami tam tikrų tikrai labai pavojingų dalykų. Ir siela sąžinė jums visada įspės. Kiekvieną žmogų įspėja. Per dieną į dienos centrą ateidavo apie 40 žmonių. Ir aš išklausydavau daugybę istorijų. Ir visos tos istorijos prasidėdavo ties tam tikrų taškų, kai žmogus, vedamas didelio troškimo, aistros, pagundos, iliuzijos, tam tikro gražaus įsivaizdavimo, paveiksliuko, sudarydavo tam tikrą sandėrį su savo tą sąžinę nutildydavo ir pirmyn, pabandysiu. Ir po vieno pabandymo visada būdavo antras gundymas. Iš pat pradžių sėkmė būdavo ir baisiausia, kad ta sėkmė, jinai ir yra iš tų tamsybių, bet ta sėkmė yra tokia trapi ir tokia silpna, tarsi, užstatas kažkoks, pirmą kartą pasiseks, bet žmogus jaučia, kad už tą sėkmę teks labai daug sumokėti ir tai būna. Ir tos tamsybės, tas piktasis paprašo trigubai kažko daugiau ir žmogus, dažnai net padaro baisius po to nusikaltimus arba tiesiog pražudo save įvairiom priklausomybėm. Ir tos priklausomybės prasideda kaip tik nuo labai paprasto kažkokio troškimo, atrodo visi trokštam būti laimingi, turėti namus, pinigų, partnerį ir taip toliau. Bet tame troškime esanti tam tikra praraja, bedugnė, per kurią įeina tos tamsiosios jėgos ir žmogus savo valia, savo laisvą valią sudaro tam tikrą tą sandėrį, susitapatina, kad gerai pabandysiu, o gal kas nors pavyks. Ir išorinis tas pasaulis, jisai, kai žmogus kažko labai trokšta, jisai duoda tuos tam tikrus paveiksliukus, kaip sakau, tai draugus turtingus, tai kažkokie ten gražų partnerį, tai dar kažką, tai draugus, kurie pasiūlo ypatingų malonumų. Ir pamažu per tuos dalykus, per tas 7 didžiasias nuodėmes, žmogus pradeda ristis žemyn. Mes visi esam nuodėmingi, visi, kaip buvo laiške romiečiams. Ir štai tos tapatybės paieškos, mes visi vienodai norim to paties. Esminis skirtumas, ar mes esam sąmoningi, ar mūsų sąžinė nenutildyta, ar mus veda širdis, ar mes klausomės Dievo balso savo viduje, ar tas Dievo balsas nenutildytas ir ar neišduodam save. Jeigu tik save išduodam, viskas, mes jau sudarom sandorį su tam tikrom labai pavojingom jėgom. Čia atsiverčiau labai gražų Sigito Gedos, jo knyga yra labai graži, Skrynelė dvasioms pagauti. Labai gražus pavadinimas, Skrynelė dvasioms pagauti, tarsi mes turėtume iš tikrųjų nuolat budėti ir žiūrėti, kas ta dvasia, kas jinai yra, kuri mane kažkur tai kviečia. Tapatybės paieškos. Čia yra tam tikra tarsi literatūros teologija, nes per literatūrą, per meną mums irgi Dievas kalba. Sigito Gedos eilėraštis tapatybės paieškos. Medžiui reikia medį surasti. Lizdui reikia surasti savo lizdą. Viskas regis seniai mūsų turėta pasaulį. Bet vėl žmogui reikia rasti žmogų. Žodžiui reikia rasti žodį. Nors čia pat viskas pažemiu sklando. Spalvai spalvą surast, tautai tautą, amžinovaizdį savo seniausioj aky. Ta mūsų apsisprendimo galia,
kada mes kartais ir bijom, ir baiminamės, ir abejojam, bet ta apsisprendimo galia, jinai yra labai reikšminga mūsų gyvenime. Ir vienas didžiausių žmogaus klaidų tai yra išduoti save. Išduoti net mažuose dalykuose. Nes sąžinė ir ta dvasia veda žmogų taip, kad žmogus eitų tuo šviesos keliu būtent išpildydamas troškimą apie save, tą troškimą, kurį jam yra instaliavęs Dievas, Viešpats. O tamsybių jėgos vis bando nuo to kelio žmogų nukreipti. Ir kartais giminiai, kartais šeimoje yra tam tikros labai didelės silpnybės, tam tikri juodieji portalai, pro kuriuos prasiveržia nuodėmė. Ir kai kurie žmonės tas nuodėmės labai greit tarsi prisileidžia, įsileidžia. Tarkim, giminiai viskas gerai ir staiga kažkoks vienas atsiranda, per kurį srūva visas tas blogis, kuris kažko pridaro, tai tarsi juodoji skylė sutraukia visas tas giminės nuodėmės. Arba priešingai kažkas vienas labai meldžiasi ir tarsi kaip tik pakylėja visą giminę. Tai va čia reikia dar žiūrėti ir į tą giminės kodą, kaip aš sakau, giminės medį. Ir jokių būdų artimieji ir giminės neturėtų smerkti to žmogaus, kuris nusideda, nes būtent per jį tarsi pereina per kažkokį portalą, beveik visos giminės kažkokie tai prasižengimai, kažkokios silpnybės. Deja, tas žmogus atsidūrė silpniausioje grandyje ir deja dėl to labai dažnai irgi žmogus, kad neturi tos atramos savo artimiausioje aplinkoje, savo šeimoje, irgi padaro didžiulius paklydimus, didžiulės paklaidas savo gyvenime. Ir dar paskaitysiu labai gražų tokį kitą Sigito eilėraštį, Sigito Gedos eilėraštį, kuris galbūt šiek tiek, toks labai impresionistiškas. Sigito Gedos eilėraštis be pavadinimo. Iš kur tu keliauji? Iš kur tu keliauji? Ką rankoj laikai? Mes esam didžiosios žydrynės vaikai, iš niekur į niekur, iš ten į čionai, o tai, ką nešuosi, tai mano sapnai. Jie byra ir trupa, ugnies sūkury, vos žemę palietę, per daug jie žydri, per tamsus jie žemiai, jinai per juoda, per daug svetima, gal tai baigsis, kada? Iš kur man žinoti? Einu ir einu, aš smėlio klausausi, dangaus vandenų, aš mokausi žemės, padangių kalbos. Galbūt ta kelionė ne taip nusibos. Paimk ir mane, nežinau, man graudu. Taip einam į tolį, dabartės jau du.